Labą dieną, šiandien jau susitinkam trečioj klausimų ir atsakymų sesijai. Labai džiaugiuosi, kad vis kažko paklausėt. Šiandien klausimus turiu tik 3, bet viskas gerai, jeigu tiek jau jums kilo klausimų, tiek ir galiu atsakyti, bus tiesiog gal ir mažiau jūsų laiko suvalgyta, tačiau klausimai yra labai geri ir manau tikrai reikės tų atsakymų gana plačių. Tai pirmas klausimas buvo apie mažylę, 12 mėnesių vaikas daug čiauškėjo, o dabar kažkokia tyla, visai garsų neskleidžia. Einame pas kineziterapeutę, mokosi vaikščioti vaikas, bet garsų tai nelabai skatina. Šitoks klausimas tikrai iškyla dažnai mamai ir tėčiui, kurie augina mažylius, būtent tuo metu, kai jie mokosi vaikščioti. Tai yra toks labai normalus ir įprastas raidos etapas, kai visos kūno, smegenų ir visos žmogaus funkcijos yra sukoncentruotos į vieną žiauriai svarbų momentą – eiti. Kad žmogus išmoktų eiti, jam tam reikia labai daug pastangų, daug procesų sukoordinuoti. Ir labai dažnų atvejų kalba šitoje vietoje arba stabteli, arba vaikai nutyla ir tiesiog visą fokusą atiduoda ėjimui. Tai nereikia nusigąsti, čia yra tiesiog labai normali žmogaus raida. Taip gali būti. Nebūtinai kiekvienam, tačiau taip atsitikti tikrai gali. Gąsdintis nėra ko, tai yra normalu. Vaikas įsivažiuos į vaikščiojimą ir tada matysit, kaip išsibalansuos ir kalbos momentai. Iš jūsų pusės reikėtų nesustoti kalbėti su vaiku, toliau bendraujame tapų garsažodžiais, trumpais žodeliais, eime, tapų, dedu koją, ten trumpais žodeliais, su daug pakartojimų ir viską, kas reikalinga yra mažyliams, kad jie pradėtų kalbėti. Toliau vartykite knygelės, nieko nekeiskite kasdienoje, toliau naudojame viską, kas skatina kalbą, tai yra knygelės, putimai, kartojimai ir daug kitų dalykų, kas yra svarbu mažyliams. Jeigu vaikas tiesiog neatsako, tai nereiškia, kad ir jums reikia dabar nustoti kalbėti, tai toliau kantriai iš lėto bendraujame, įvardiname, o leidžiame vaikui gyventi savo tempu ir savo balansą išgyventi šitą momentą, išmokti eiti, nes tas procesas yra žiauriai svarbus kiekvienam 2 kojom vaikščiojančiam žmogui. Taip, antrasis klausimas būtų toks. Vaikas išmoko netaisyklingai tarti R, vibruoja vidurinė liežuvio dalis. 2 klasės mokinys tarė visus garsus išskyrus R. Na, jeigu turite tokį atvejį, kad vaikas taria garsą R, tačiau jis yra netaisyklingas, netaisyklingumas gali būti bet koks, nesvarbu, gali vibruoti gomurys, gali vibruoti liežuvio dalis vidurinė, gali vibruoti liežuvio šaknies dalis, gali vibruoti mažasis liežuvėlis. Ir kiekvieną kartą tas garsas gaunasi gal panašus į R, bet jis nėra taisyklingas. Lietuvių kalbos garsui R reikalinga liežuvio galiuko vibracija. Jeigu vibruoja kažkuri kita dalis, mes labai paprastai pradedame mokyti vaiką tarti garso R, mokydami virpinti liežuvio galiuką. Nesvarbu, kad tai yra išmokta netaisyklingai. Jeigu vaikas, čia dar svarbus momentas, kadangi vaikas yra antrokas, labai svarbu, kiek jis pats yra motyvuotas. Na, nes, sakykime taip, jeigu vaikai įprastai turėtų tarti garsą ar 4-5 metų, ar ne, tai jeigu tuo metu pradėjo tarti jau tokį garsą, dabar 2 klasiai būtų kokie 9, turbūt, ne, 8-9, tai jau tas laikas, kada garsas įsitvirtinęs, yra, na, toks, sakyčiau, gana ilgas. Tai čia labai svarbus yra paties vaiko nusiteikimas ir motyvacija. Tikrai įmanoma išmokti ir suaugusiam žmogui tarti kitaip. Tiesiog tam reikia daugiau savimotyvacijos, daugiau darbo ir tiesiog savireguliacijos, savikontrolės. Tai kuo didesnis vaikas ir kuo suaugęs žmogus
yra vyresnis, tuo daugiau tos savikontrolės yra. Tai iš vienos pusės kaip ir gerai, bet jeigu dabar, pagalvokite apie save, jeigu jūs dabar tarėte, sakykime, ratai ir įprastai vibruoja liežuvio galiukas, ir aš jums sakyčiau, kad tai nėra taisyklingas tarimas ir jums dabar reikia sakyti ratai, kokia nors ahbata, tikrai reikėtų pagalvoti kiekvieną kartą prieš tariant žodį, ar ten yra tas garsas ar nėra. Tai tiesiog, jeigu susitarėt su vaiku, jis yra motyvuotas, jis nori kažką keisti, tai tada pirmin dirbame, mokome, aktyviname liežuvio galiuką, darome visas artikuliacinės mankštas, kurios reikalingos įjungti tą liežuvio galiuką. Pažiūrime kaip virpa, ar nėra liežuvio įtampos, gal labai įsitempusi yra vidurinė liežuvio dalis, gal dėl to tas garsas iš ten ateina. Čia reikia jau žiūrėti, kokia yra situacija, bet pakeisti ir išmokyti tikrai įmanoma ir mokome įprastais ar garso tarimo būdais. Galbūt galima nuimti šiek tiek garsinį foną, kad nebūtų r, o būtų tik tai garsas. Nes kai mokome be garso, tada išsijungia tas, kad ratai girdžiu garsą r ir tada įjungiu taip, kaip kalbu, netaisyklingai. Bet galite bet kuriuo atveju bandyti mokyti įprastais būdais, mokant aktyvinti liežuvio galiuką ir išpūsti orą į liežuvio galiuką, suvirpinant jį ir išgaunant garsą r. Taip. Ir trečias, paskutinis klausimas šiandien, galvojau, užsiplėsiu. Trečias klausimas būtų toks: kokie būdai geriausiai pasiteisino mano praktikoje, kai vaikai keičia garsus ir skiemenis žodžiuose ir žodžius sakiniuose, pavyzdžiui, ne meška, o mekša, keitimas spontaninėje kalboje, pakartojant paskui logopedą, viskas vyksta puikiai. Panašus klausimas buvo antrosios šitų klausimų antrojoje dalyje. Ten buvo apie kamuoliuką ir makaliuką, kur susikeičia skiemenys vietomis. Tai jeigu vaikas sako ne meška, o mekša, tai rodo, kad kažkur nesudirba ta planavimo funkcija. Tai jeigu jaučiate, kad neįvyksta garsų ištarimas taisyklingai ir spontaninėje kalboje nėra įsitvirtinę, tai dar pirmiausia prašyčiau lėtinti tempą, kad vaikas iš lėto kalbėdamas suspėtų susukti tos skiemenis ir garsus taisyklingai. Tai lieka tos pačios esminės taisyklės: lėtas tempas, skiemenavimas ir, pavyzdžiui, koks nors žodis toks ilgesnis, ne meška, bet kai skiemenuojama meška, čia įvyksta dviejų priebalsių samplaika ir kartais taip vaikai tikrai sukeičia, tiesiog neįvyksta garsų sudėjimas į vietas dėl to, kad nepakankamai suplanuoti veiksmai. Tai labai padeda skiemenavimas ir atskirimas. Meška. Gal kiti logopedai dirbtų kitaip, daugiau, sakykime, tos motorinės funkcijos perkeltų į rankas, kad per rankas būtų. Bet jeigu jūs sakote, kad, kaip prašote, kad pakartojant paskui logopedą viskas vyksta puikiai, tai ir tik spontaninėje kalboje, tai sakyčiau, kad gal tiesiog nėra įsitvirtinę ir lėtas tempas ir tos savikontrolės įjungimas būtų numeris 1. Pavyzdžiui, jeigu gaunasi mekša, kaip sakai, kas tokia? Meška. Pergabaluojant, tada užskiemenuojant žodį, kuriam skiemenį girdėjai garsą š. Meška. Kuris skiemuo turėjo garsą š pirmas? Tai taip ir pasakom. Meška. Ypatingai šitas jaučiasi ilgesniuose žodžiuose. Ir šios dienos pamokos hitas buvo kupra nugaris. Bet čia daugam šitas žodis yra labai sunkus, jeigu vaikai nesupranta, kokie du žodžiai susimala, kokie ten susideda. Kupra, nugaris, kupra, nugara. Ir netgi čia gaunasi krupa, nugaris, nes krupa ar kupra, kurioje vietoje garsas r, kuris skiemuo turi garsą r. Kupra, kuprinė. Žodėje kupra, kuris skiemuo turi garsą r. Kupra.
Pirmas, antras, kuris skiemuo? Kupra. Tai čia yra žiauriai svarbus momentas tam motoriniam judesiui suplanuoti. Labai svarbu išskirti, suvokti, įvardinti, įgarsinti ir tada jau bandyti pritaikyti. Bet net jeigu vaikas suskiemenavo, taisyklingai išgirdo, tai dar ne faktas, kad jam pavyks tą žodį iš karto pasakyti. Kaip ir garsų įtvirtinime, taip ir tam skiemenų ir garsų kaitaliojime visur tiesiog reikalingas laikas ir įdirbis. Čia toks labai dažnas klausimas, kad paskui logopedą dažnai pakartoja taisyklingai, o kai reikia savarankiškai kalboje, tai neįsitvirtina arba atskirą garsą taria, o kaip kalba, tai nenaudoja. Tai rodo, kad nėra dar pakankamai įsitvirtinęs įgūdis ir mes visus tuos darbus, ką darėme iki tol, ne tik pakartoti pagal logopedo pavyzdį, bet daugiau tų spontaninių klausimų užduoti, kad atsirastų savikontrolė vaikui. Čia toks tiesiog reikalingas dar didesnis įdirbis ir daugiau laiko. Jeigu vieną kartą gaunasi, žiūrėkit, koks progresas yra toj spontaniniai kalboje. Daugiau bandykite užduoti klausimų, kur būtų trumpas atsakymas iš 2-3 žodžių. Ir žiūrėkit, kaip tie žodžiai susireguliuoja. Kuo trumpesnis sakinys, kuo trumpesnis tempas, tuo greičiau tie garsai ir atranda savo vietas. Kai kalbam greitai, paleidžiam mintis ir tada ir kontrolė pasileidžia. Tai tiek garsų įtvirtinime, besimokant garsų, tiek tam skiemenų ar žodžių keitime lygiai taip pat yra svarbus lėtas tempas, įdirbis ir kantrybė. Taip pat žiauriai sveika yra pasimokyti ko nors mintinai. Tiesiog duokite namų darbus, mokytis. Pavyzdžiui, jeigu stringa kažkoks žodis meška, sugalvokite kažkokį trumpą ketureilį su žodžiu meška ir duokite vaikui išmokti mintinai. Besimokant mintinai, tame eilėraštyje turi būti visur panaudotas taisyklingai žodis. Tai tas prideda ir atminties procesas, įdeda savikontroliai daugiau galios ir per atmintį pereina ir į kasdienę kalbą. Tai tiesiog kantrybės, darbo ir aš manau, kad tie būdai, kuriuos jūs naudojate, viskas gerai, tik reikia dar daugiau kantrybės ir dar daugiau laiko duokite tiek savo, tiek vaikui. Tai tiek, daugiau klausimų šiandien nėra, tik tai 3. Jeigu yra kažkas, kas jums neduoda ramybės, ko jūs norite paklausti, jeigu pasitikite mano kompetenciją, tai labai laukiu jūsų klausimų, galite rašyti komentarą po šio įrašu arba jeigu nedrąsu klausti viešai, galite rašyti ir man asmeninę žinutę į Zuikiolą arba man tiesiai, žiūrėkite kaip jums patogiau, matau visur, tiek Facebook'e, tiek Instagram'e. Tai laukiu jūsų klausimų ir susitinkam už savaitės.